Vakar tautos išrinktieji patvirtino deficitinį šalies biudžetą. Opozicijos atstovas šiaulietis Andrius Šedžius sako, kad valdantieji priėmė vadinamąjį vargo biudžetą. Dokumente numatytas valstybės pinigų paskirstimas nieko gero nežada eiliniams gyventojams. Tuo tarpu dalis lėšų bus naudojama abejotinos reikšmės dalykams. Vargo ir skurdo biudžetas ir matome pagal priimtus sprendimus sumažinti pensijas, atimti pusryčius iš nepasiturinčių šeimų vaikų, aišku, atimti motinystės pašalpas, kažkurią dalį pašalpų, kuomet biudžete yra numatyta lėšos valdovų rūmų statybai, kuomet yra numatytos lėšos premjero rezidencijos remontui. Seimo narys sako, jog jam kaip šiauliečiui labai nemalonu, kad socialinė neteisybė svarbių valstybės dokumentų leido įteisinti kitas parlamentaras iš Šiaulių. Frakcijos Viena Lietuva lyderis Laimontas Dinius dar kurį laiką pasisakė prieš rengiamą biudžeto projektą, tačiau paskutiniu momentu pakluso valdantiesiems. Laimontas Dinius visada aiškinęs, kad nepritars ir jo frakcija visa nepritars biudžetui, o nepritarimas tai reikštų ministro pirmininko atsistatydinimą, nes jeigu biudžetui būtumėm nepritarę, visa vyriausybė turėtų atsistatydinti. Ir paskutinę dieną taip pakeisti nuomonę, tai aš turbūt gal per drastiškai pasakiau, bet mano nuomonė, kad vien pavadinimas jų frakcijos Viena Lietuva pasako, kad Seimo salėje yra viena Lietuva, o už Seimo lango prie sporto rūmų mitinguoja kita Lietuva. 2010 metų valstybės biudžeto deficitas kone 5 milijardai litų. Skylė Sodros biudžete daugiau nei 2,3 milijardo.